Sveiki iš ryto. Oras neblogas. Nusprendžiau pasivaikščioti biškelį po poligonų mišką. Gal ką nors įdomaus pamatysite ir jūs. Aš taip čia esu buvęs daug sykių. Tai va, per naktį nenorėjau būti, nes turėjau reikalų visokių vakare. Kągi, pirminį žygį. Tai va, čia ir naminių gyvulėlių kapinės. Netgi žvakutį padėta. Ten nežinau, ten gal nieko nėra. Ten ir jau ir paminklai netgi padaryti. Kas mėgsta Stephen Kingą. O, netgi antkapis yra, čioka. Ir žvakutis viskas kaip žmogui. Turbūt labai mylėjai tą šunį. Čia yra va. 1, 2, 3 kapeliai. Mavka. Čia kažkas yra irgi kapas. Tik toks be žvakelį ir be vainikų. Netgi taip va. Nėra ties vardo, čia geležinis ir ne kažin grotelis, ne plasmasinis. Galvoju, negi geležinis. Va čia tikrai jau ne gamtos padarytas. Nežinau, ar čia kada karjerus kasė tai padarė, ar čia rusai, kaip poligons rusų buvo čia, taip iškasė. Jie kažkodėl tai, daug čia tokių visokių dalykų. Dabar čia, va, berazumiai su motociklais bando draskyti. Va, matot, kaip kur važiuoja. Extreme vadinasi. Eisim toliau, žiūrėsim, kas ten. Čia irgi aiškiai žmonių padarytas, kaip kanjonas toksai. Kažką degin laužką. Ten iškirtų medžius, matau, gerus medžius iškirtų, kur nuvirti tų nereikia imti. Tie negeri, bet gerus medžius iškirtų, matau aiškiai. Nuvirti tegu guli, o pušelį nuvirtus. Niekam nereikalinga. Ten va kelmai. Matot. Priėjom kažkokius liekans, kažkokių, kas čia buvo neaišku. Kažkokie bunkeriai buvo. Rusų, turbūt sakyti, dabar čia nieks nenaudoja nieko. Rusų laikais čia iš vis nebuvo galima ateiti. Aš buvau papuolis. Man atėmė dviratį, turėjau paskui važiuoti pasimti. Nenubaud, bet turėjau važinėti tenais pasimti. O šuvinių ir netgi neišaudytų. Čia va galėtų ir gyventi praktiškai pašiūrį ir. Čia kažkoks liekanus irgi nesuprasi. Taigi matot, koks čia burdaks visur. Kažką tai darė, nedadarė. Bet ne man spręs čia. Eisim toliau. Keistų formų medžių galim pamatyti.
Kitas berželis va. Gal kas nors nulaužė, bet paskui jis atsigavo ir matyt vėl. Ten pušis va. Šis kažkokį tai raidė nenusakom ar hieroglifas. Čia irgi va. Čia kažkas stalų buvo pasidarys ir pulsiau matyt. Čia gilo žalyti va. Čia tie jau keturatistai motociklistai drasko. Vau, kažkokį vėl bunkerį tartau didesnį čia. Čia mane išvažinėt. Ar medkirčių, ar kareivių. Netgi nepasakysiu. Pažinom, kas čia per bunkeris. Buvęs rusų. Jau rusų laikais čia vyko, daugiau visko. Neleisdavau čia iš vis įvažiuot. Tas tiltas buvo dar cielas. Nenumests. O, blemba. Čia pavojinga. Labai jau. Čia nesiryščiau šnakvot. Kas čia buvo, nieks nežino. Ir nieks nebežinos. Gal žin kas nors, gal ir likus žmonių, kurie tarnavo, gal čia praporšikais ar kaip. Bet gan kreivai pastatyti. Nu, kareiviai kreivai statydavo visada. Ten tie namai, kur kareiviai statė, yra tokie irgi baisu, kaip tenais sienos kokius kreivus. Kas kareiviai? Jam svarbu laiką prastumti ir viskas, aš pats žinau. 2 metus atpyliau rusų armiją. Vėl kažkokį tai pamačiau reliktą rusų paliktą. Žinom, kas čia. Kas čia buvo? Kažkoks tai kampanį. Ne. Žinom, kas čia buvo. Kažkaip galvoju, čia to kažkokį įdomiau bus. O čia nieko. Bet čia geležies biškelį ir taip, centimetrų storio. Čia grinai kažkas tai bunkerio apsauginė dalis. Gal čia surein po to požeminis tunelis koks nors gal eina čia, kur sukasi taip. Bet neabejoju, ir tai būtų ir daugiai čia rausi. Ten aš žinau, tik ir iš tikrųjų toks dalykas yra. Mačiau aš tenais. Bet nebuvau sukas paprasčiausiai taip tunelis toksai. Kam jisai tenais? O, varnus. Ar čia aš išgazinau, nežinau. Nu ką, eisim toliau žiūrėti. O, nusileisim žemyn. Kas čia? Neaišku. Nu čia jau kažkas tai egzekucijai buvo įvykdys. Nes kaip ir, nežinau, kieno čia tie plunksnus. Bet čia daug plunksnų. Ir nemanau, kad čia jūs atsirado šiaip sau. Kažkas primėtė. Ką eisim toliau. Kažkas bulvių kepė. Kepė bulvių, tai turbūt čia blecha. Čia gal tie, kurie kepė bulvių, gal ir aivo laužas buvo. Nupėč žąsį ir kepė.
Gal man čia įsitaisyt? Turbūt taip padarysiu. Radau tokį vietą, nelabai kokį, bet bandysim padaryti valgyti. Ką nors. Gana prisivaikščiojau. Taip. Kas čia? Pažiūrėsim, kaip degs. Pažiūrėsim, kaip degs. Dabar, kai taip nėra šalta. Nes kai buvo šalta, labai nenorėjau degti ant tos šiek tiek. Labai ilgai. Taip. Taip. Dabar reikia arbatai. Šitaks tiek. Pastatyti taip gerai, normaliai. Stovėtų, nenuvirstų. Taip va. Mano mažai virduliuką. Žiūrėsim, kas čia bus. Gal ir nieko. Aišku. Reikėtų irgi supjaustyti. Brokolių reikėtų supjaustyti, bet dabar nėra kur. Kai čia man... kepa. Nesykime kepa. Ir iškepėjo turbūt. Aš manau, kad iškep, nes buvo jinai gerokai. Per naktį išbuvo susmužit. Turėjau iškepti. Rūklėp skaniai labai. Nežinau, sušauks mane neišeis valgyti. Šakutis neturi. Su dvejliuku vėl reikės valgyti. Ko čia pasidėt dabar, ne? O kur man ir batonas? Iškelti. Keturiukų reikėtų. O, kur čia ir pagrūbė. O. Taip, kaip čia dabar užsidaro. Nevykusiai. Nu, gerai. Ir dar gal druskėlis biškėlį. Dabar turėtų būti gerai. O, aišku, pakabintai neina. Šakutis nėra. Su šaukštu reikia pabandyti. Ar man šaukštas? O. Ką? Irgi tas pats.
Varo. Taip kaip radom, taip ir palikom. Ir galim keliauti toliau. Nu, vat kas čia ką kasi. Vat nesuprantam dalykų. Įdomu būtų sužinoti, bet nieks nepasakys, neprisipažins. Įdomu, vat kam reikia čia biškelį pakas, gal čia kas nors vaikščiai su tuo, su metal detektorium, bet kad čia nieko nėra, ką čia ieškoti su metal detektorium. Nu, galima atrast gal geležį, nežinau. Vien žodžiu, daug klausimų lieka. Nu, rankiui. Taigi, artėjom prie finišo. Čia kažkas ir įeis irgi. Šerns gal. Nes ne tik motociklistai. O, kas čia? Eik tu načiur, tai iš kas čia dabar? O. Bet negil. Bet kas čia toks? Iš kur čia? Čiagi nieko nėra, blemba. Kam čia toks padarytas? Ha, įdomu. Vamzdis. Kažkada kažkam buvo reikalingas, turbūt. Šakų daug prilaužė. Sau nieks netvarkom, iš tik tai skerta medžius ir viskas. Tvarkyti nieks netvarko. Nu, kad netvark man tai nelabai ir pikta, bet kad medžius skerta tai labai pikta. Netvark tai toks kaip natūralus daugiau miškas yra, bet kad iškirtų. Čia rus laikais jie pridirb rusai čia, bet už tai nekirtų jie miškų čia. Nekirtų. Čia tai buvo kaip buvo. Nu, dabar viską kerta. Ir kert pačius geriausius medžius. Nu, atėjau prie kapinių. Čioka 20 metais nudvėsi. Nesakysiu, kad numirė šuo. Ar katinas nudvėsi. Taip jau išeina. Ten. Baigės mano žygis po poligonų. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ačiū, kad padarėt like. Ačiū, kad užsiprenumeravot. Ypač džiaugiuosi už naujus prenumeratorius. Taigi, iki sekančių susitikimų. Ate.